Sveiki, šiandieną pristatome ką tik grįžusi Opel Astra. Naujausias modelis 2023 metų. Prieš 1000 km darytas pilnas aptarnavimas, pakeistas pagrindinis diržas, visi diržai ten, tepaliukai ir panašiai. Yra visos sąskaitos, Car Vertical ataskaitos, automobilis be jokių defektų, nebuvęs nei kartą daužtas ar dažytas. 23 galo Opel Astra, naujausias modeliukas, labai daug asistentų, atbulinė kamera, štorkės, užuolaidėlės papildomas, labai gražūs ratai, kėbulas idealios būklės, ant galinio buferiuko gal šiek tiek nuo transportavimo, bet net nematytume turbūt. Labai įspūdingai, naujai, gražiai atrodantis. Pasižiūrėkite viduj. Salonas AGR su masažai, su elektrom. Čia visko turime. Namuose tokios planšetės neturite. Kiti televizoriaus koks čia. Viskas nauja. 139 000 važiavusi. Pilni servizai, draivai, sportai. Čia kaip BMW, prabangiam BMW. Nežinau, čia šildomi vairai, sėdynės, linijos, distronikai. Pilnas. Odos nėra, neina į tokius modelius, vienetiniai, palei užsakymą tik tai. Labai gražus kombinuota oda, visur gražu, švaru. Tai va, automobiliukas, pasikartosiu, 2023 metų, 1.5 dizelis, 96 lygtai kilovatų, bijau sumeluoti, reikia pasitikslinti. Rimtam pirkėjui viską pateiksime, visas ataskaitas, visas išrašų sąskaitas, pilnos sumos. Automobilio kainą padarysime pačią pigiausią rinkoje, Lietuvoje tokios kainos nėra. Padarysime už 18 000 eurų. Į tą kainą uždėsime visiškai naujas padangas dovanų. Visiškai naujas. Techninė apžiūra galiojanti, nes naujam automobiliui galioja 3 metams, tad dar varyti jos nereikia, dar metus laiko galioja. Tai va, jeigu ką domina, naujausias Opel Astra modelis už 18 023 metų galo, 1.5 dizelinas automatas. Ką, gražios dienos!